Plungės istorinėje laikrodinėje iškeltas varpas. Grafo Mykolo Oginskio laikais Pilaitėje įrengtas laikrodis varpo dūžiais kas 4 valandos miestui skelbdavo laiką. Naujasis varpas laiką plungiškiams praneš rečiau, kas valandą. Garsiojoje Lenkijos Zbignevo Felčinskio liejykloje išlietas varpas sveria 130 kg. Meistrai jau baigė jį sumontuoti Pilaitės laikrodinėje. Labai gaila, kad senojo varpo iš tikrųjų neišliko ir mums teko lieti naują varpą. Mes labai džiaugiamės, kad suradome fundatorius, mūsų plungiškius verslininkus, tai yra Vanda ir Vilmantas Bučiai, kurie finansavo varpo liejimą ir tai buvo specialus užsakymas būtent Lenkijoje šitoje liejykloje. Varpas yra sudėtinė Pilaitės bokšte įrengto geležinio laikrodžio dalis. Būtent varpo dūžiais grafo Mykolo Oginskio laikais miestui kas 4 valandos buvo skelbiamas laikas. Naujoje varpo dūžiai laiką plungiškiams praneš kas valandą. Lietuvoje yra tiesa 2 tokio tipo laikrodžiai, tai yra Plungėje ir Varniuose, nes laikrodis turi ypatingą eigos ratuko detalę, kuri vadinama inkaru. Ir dėl šitos sudėtingos detalės laikrodžių meistrai tuo metu Lietuvoje, tai buvo Vilniuje ir Kaune 2 cechai, nenorėjo gaminti laikrodžio. Taigi mes turime unikalų laikrodį su ypatingai sudėtinga pagaminta detalė. Unikali ir pati Pilaitė, pasak istorinių šaltinių, 1846 žmonai atminti ją pastatė grafas Zubovas ir tik po beveik 30 metų Plungės dvarą įsigijo grafas Mykolas Oginskis. Manoma, kad Pilaitė laikrodinė yra garsiųjų Italijos Florencijoje Palako Vekio rūmų maža kopija. Grafo Oginskio valdymo metais laikrodinėje gyveno sodininko ir daržininko šeimos. Pastatas buvo sujungtas su oranžerija ir šiltnamiais, kuriuose augo tokie egzotiški augalai kaip vynogės, ananasai ir kiti. Tai seniausias išlikęs Plungės dvaro statinys ir seniausias mūrinis pastatas mieste. Prieš beveik 3 metus rekonstruotoje Pilaitėje įsikūrė viešoji biblioteka.